Labą rytą visiems. Išvažiuojam gražų antradienio rytą. Darbą pradėjau šiandieną 5 valandą, bet užsiroviau ant kažkokio tai treningo dėl security visokių. Tai 40 minučių tenai, kol ant kompo atsakinėjau klausimus. Paskui pasėmiau darbą, dar nebuvo paruoštas iki galo, pasitikrinau galvą vilkiko. Tada grįžau į ofisą, pasėmiau darbą, tamtaram, tai vienu žodžiu pradėjau darbą 5, išvažiuoju dabar 6:34 į pačius kamščius. Tai nervas ima biški, nes blemba, grinai 5 pradėjau, būčiau galėjus iššokti kojo pusę 6, prieš 6 būčiau praliekęs neblogai. O dar nervas ima, nes pirmą parduotuvę Covent Gardenas, į patį centrą. Tai jau matau, kad užsiknysiu važiuoti. Neaišku, kokia ten situacija bus, kaip įvažiuoti, kaip prisiparkuoti, nes ten jau bus deliverių belenkiek. Iš kitos pusės gal ten daug deliverių jau bus pasidarę savo reikalus ir bus išvažiavę, bet čia netiksliai. O antra parduotuvė į Zdulvičius, tai va, iš Covent Gardeno, iš pačio centro reikės kažkaip išsidūzginti prie Temzės upės ir keltis į aną pusę ir važiuoti į Zdulvičį. Reisiukas toks ne kažką. Aišku, būčiau išvažiavęs 5, pradėjęs 5, išvažiavęs pusę 6, plus minus būtų visai kiti reikalai. Dabar va, pats matot, į pačius tirščiausius barščius išlendu. Tai biški nervas ima. Ir plus dar pirma diena po atostogų. Turėjau tokį savaitgaliuką ilgą, penktadienį ir pirmadienį pasėmiau išeiginės. Tai nulėkiau iki Lietuvėlės, aplankiau tėvuką, brolį. Ir praeitą vakarą grįžau, tai pasnaudžiau kažkiek tai ir į darbus vėl atgal į tą pačią rutiną. Tai va toks mano dienos planas, tokie reikalai, taip kad aš minu per pedalą, o jums bičiuliai gero žiūrėjimo. Minam į Londę. Gavau šiandieną 19 metų Mersiuką ir 10 metrų priekabą. Kaip ir priklauso į Covent Gardeną. Prasidėjo gruodis, gruodžio 1 savaitė. Temperatūra lauke 10 laipsnių šilumos. Nelabai jaučiasi, kad žiema. Teisingiau visiškai nesijaučia. Avarija, blemba, nu. Trys mašiniukai, bam. Nice. Tada dabar jau reikia varyti antrą eilę tada. Tai va, dėl ko čia toks kamštis dokas. Bardakas 13 tikrai. Kamštis kaip nežinau. Toks laikas, ką be 5-7. Tai pažiūrim, kiek aš iki 4-6 važiavau. 3-4 minutės. Tai atmeskim jardę dar. Tai kokias 5-7 minutės tai tikrai važiuoju. Iki 4-6. Bet per 4-6 aš nevažiuoju, šiandien varau tiesiai į centrą. Taip kad minsim tiesiai. Ir čia kemšas net. Jėzus Marija, kas čia vyksta? Po dešinę mašiniuks. Audi TT su taškytų priekiu. Šmykis važiuoja, apsižergęs vos net 2 juostas girdi. Kad įdomiau būtų žiūrėti mano video, pridėsiu šiek tiek istorijos. Priešais matote, toj pamatysit Karolio I statulą ant žirgo. Jinai buvo sukurta net 1633 metais, 1633 metais. Ir tai yra seniausia bronzinė statula Londone, kuri yra išlikusi. Ši vieta, sankryža Charing Cross, kur dabar čia dviratukai važiuoja, tai laikoma Londono nuliu, nuo jos yra skaičiuojamis atstumai kelio ženkluose. Tai grįžtam prie statulos. Tai ši statula išgyveno revoliuciją, Oliveris Cromwellis buvo įsakęs ją sunaikinti, bet amatininkas, kuriam buvo liepta tai padaryti, ją paslėpė ir taip statula buvo išsaugota. Kiekvienais metais Trafalgar Square puošiama eglutė, dovanojama Norvegijos sostinės Oslo. Matot, ją priešais dabar atvežė, kaip tik tą dieną, kai važiavau, ją statė.
Tai tradicija prasidėjo nuo 1907 metų, netrukus po Antrojo pasaulinio karo. Kai karo metu 1945 metais Norvegija, kaip žinot, buvo okupuota nacistinės Vokietijos ir Norvegijos vyriausybė pabėgo į Londoną. Ir čia veikė bei buvo jai suteiktas prieglobstis. Prieglobstis suteikė ir Norvegijos karaliui, Hakonui VII. Tai kai padėka už pagalbą, Oslas jau beveik 80 metų, kasmet Londonui dovanoja kalėdinę eglutę. Ją kerta dalyvaujant Oslo savivaldybės ir Londono atstovams, po to iškilmingai palydima Osle, atgabenama laivu ir pastatoma Trafalgaro aikštėje. Puošiama eglė skandinaviškam stiliui, minimalistiniam, tik baltą žvaigždę uždeda ant viršaus ir lemputės vertikalius girliandos. Londonas nesitaško pinigais dėl to, ne taip kokioje Lietuvoje, kad sugeba išleisti 100 000. Pavyzdžiui, Vilniaus eglė čia buvo. Nežinau, kaip šiemet, kiek jin ten kainavo, dar nesidomėjau. Tai va, eglė, kaip sakiau, be jokių žaisliukų, jokios reklamos, tik skandinaviška ramybė ir pagarba. Todėl ši eglė yra laikoma kukliausia, bet prasmingiausia kalėdų eglutė Londone. Ir dar jeigu apie tradiciją, tai ši kalėdų eglė yra viena ilgaamžiškiausių tarptautinių dovanų pasaulyje. Tai va tiek metų. Na, aišku, neapsieita ir be kuriozų, kai po Brexito Britai padidino savo žuvų kvotas, o Norvegija su tuo nesutiko, tai prasidėjo toksai vadinamas tylusis Šiaurės jūros karas. Tai dėl tų kvotų dar nesutariama iki pat šiol iš tikrųjų. Bet eglutę Norvegai vis tiek dovanoja, nors tuo pat metu ir ginčias dėl tų žuvies kvotų Šiaurės jūrai. Ir kai prasidėjo šitas konfliktas dėl žuvų kvotų, tai Norvegai lyg tyčia, lyg netyčia atsiunčia labai jau tokią nusmurgusią eglę Londonui. Bet Britai nebūtų Britais, visai nesiparino ir papuošė tokią eglę, kokią gavo, nors pasaulyje daug kas iš to šaipėsi. O patys Norvegai tai nekartą pabrėžia, kad eglutės atrenkamas pagal tos pačius kriterijus kasmet. Ir jie sako, kad ne eglės grožis svarbiausia, o tai, ką jie simbolizuoja. Tai čia negali nesutikti iš tikrųjų. Tai ir vis dėlto, kodėl ta eglutė atrodė skurdesnė? Atsakymas paprastas iš tikrųjų. Ši eglutė yra ne plantacinė, tobula eglė, o miško medis apie 20-25 metrų aukščio, jai apie 50-60 metų. Skandinaviškos veislės, kuri yra aukšta, siauresnė ir su didesniais tarpais tarp šakų. Tai kadangi šventės dabar sutiksiu Londone, tai paruošiu video su vaizdais iš Londono šventės ir pateiksiu jum. Galėsime pasigrožėti, koks tas Londonas iš tikrųjų be jokių pagražinimų ir be nieko, taip kaip mato žmonės. Taip kad tiek kol kas. Važiuojam link savo paskirties taško, Covent Garden. Banksmanas jau pradeda pabiškį reguliuoti kažką tai. Tikiuosi sustabdys gal eismą man. Tai pamatysime. Jau jisai jis man mojuoja, viskas ok tipo. Čia blemba siauroka biški. Siauroka. I'm reversing down there, can you watch it? Yeah, I'm going that way and come back here. Okay. Jo, atidaryta remontai, baigėsi, nieko nebėra jokių remontų. Tiesinam, šiukšliavežis irgi į vidų įvažiavo. Tai kaip ir okei liktai. Gerai, jau reikia dabar suktis į kitą pusę. Būsiu beveik idealiai iš vieną kartą įvažiavęs. Į kamerą nebeveikia. Maža bus gerai. Ir vėl Covent Gardenas, tik šį kartą dar biškutį kitaip. Šiandien jau ne sekmadienį, šiandien linksma. Ten kraunasi irgi, vienu žodžiu, čia bardakėlis šiandieną kaip reikiant. Kas čia vyksta? Pienas atvažiavo, blemba, kaip aš čia man pasisekė. Eina savo.
Vienas atvažiavo, jo, papa. Nu, tai va, būčiau atvažiavęs 2 minutėm čirai vėliau ir būtų ragai buvo. Na va, išsikroviau. Tai ką galiu pasakyti, Covent Gardenas darbo dieną visai kiti reikalai. Bizekas čia kaip reikiant. Nu ką, važiuosim vėl link tų skaffoldų, kad šitam nepralysiu. Įdomu, kaip ten bus. Pasidariau trumpą breikiuką, 15 minučių. Na, dabar varysim į East Dulwich. Nu, bandom važiuoti. Žmonių dachrina čia. Pamatysim, kaip čia man eisis. Nu jo, hebrytė, čia jums nesekmadienis dabar. Čia yra kiti dabar reikalai. Pastoliai tebestovi. Bet bent jau reikia tikėtis, kad mašinų ten nebus. Nebus mašinų, net sunkvežimis stovi skafaldiorus, zašabys. O, tai pabandysim pravažiuoti. Jei netrauksi man tą sunkvežimį į šoną. Nu, bet jie ten liktai jie ten man ant šalygatvį užvažiavę yra, turėtų būti okei. Tik tai, kai jis pasvyręs yra. Na, toj matysim. Siaurumo okei yra. Pro motociklus. Nu, bandom čia lyst, nu. Ką, jie čia ardosi jau po biškį, man atrodo. Nu, tai daug dievų išsiardys ir galų gale atlaisvins reikalus. O mes šaunam kur? Mes šaunam į parlamento aikštę. Dabar pravažiuosim Trafalgarą, o paskui šausim link parlamento. Pravešiu aš jūs ir paskui pro Big Beną pravažiuosim. Taigi reikia vieną kartą ekskursiją pasidaryti. Normalią. Aišku, darbo dienom patys matot čia. Pilna vanų pristatyta, kurie biški platesni negu automobiliai paprasti. Ir dabar man čia reikia išsukti į dešinę, o čia kamštis normalus. Nu, kažkaip tai pablokuosim, nepablokuosim, bus matyti, ką mes čia priblokuosim. Judesiukas neblogas. Tai pamatysim viską, kas čia vyksta, kas čia gero. Nu, tu praleisi, kolega, manyčiau. Čia autobusas neparlieks man iš kairės. Ne, normaliai. Nu, kaip man kitaip išvažiuoti? Kitaip aš neišvažiuoju. Teks palaukti kažkam. Atsargiai, išsiškam blemba. Čia tie dar stovi pasistatę. Na, tai va, tip-top išlinsta. Išlindau tip-top. Padėkojam vairuotojui iš galo. 10:38 išvažiuoju. Nu va, laimingai išvažiavau, viskas okei. Ir artėjame vėl prie Trafalgaro aikštės. Žmonių pilna iš tikrųjų visur. Pravažiuosim Downing Street'ą, kur sėdi premjeras. Šmikis, Starmeris. Jo, eglutė tik dabar puošiama yra. Nu, kur tu bėgi, jop. Asilas, blėt. O, blemba, viskas prieš saulę niek nesimatys. Big Benas priešais mano akis dabar. Gal ir prieš jūsų, nežinau, ką jūs ten niekai nesimatys turbūt. Ai va, po dešinę dabar atvažiuojam tas arklys. Su apsauginiu stovi. Turistų pilna.
Čia paminklai pirmo pasaulinio karo herojams, kariams. Ir po dešinę bus Downing Streetas va už to paminklo. Po dešinę pravažiuojam Downing Streetą, kur premjeras reziduoja. Priešais yra parlamento aikštė. Ką man čia, man atrodo, pirmą eilę reikia važiuoti. Šiek tiek dešiniau dabar Westminsterio abatija. Na va, jau visai priartėjome prie parlamento skvero. Ir parlamento rūmų kampas jau matosi kairiau. Teisingai, Westminsterio bažnyčia čia yra po dešinę, kurioje tuokėsi karališkos šeimos nariai. Na ką, saulutė išlindo. Visai fainiai, 12 laipsnių šilumos, gruodis, klausykit. Gruodis Londone, pasižiūrėkit, kaip atrodo. 12 laipsnių šilumos. Orelis puikus, kaip ankstyvas ruduo arba pavasaris. Nu, pilna turistų srautas kaip reikiant. Na va, pro Big Beną važiuojam, gaila blemba, kita kamera neveikia. Ai, visi fotografuojasi tik tai. Nice. Big Benas po dešinę paliko, bet žinau, kad nieko jis nematys. Gaila, blemba, kameros. Kameros pakrautuvo laidas kažką gliučina, tai reikės žiūrėti patį pakrautuvą, kažkur nekontaktina. Kamera ok, laidas ok, tai kažkur prie pakrautuvo sujungimo nėra gero kontakto. Nu jau, minam tiesiai. Ant Westminsterio tilto chebrytę važiuojam. Matot, kiek turistų. Šiandien kas antradienį. Londono akis kairėje pusėje. Nice. Gražu, ką galiu pasakyti. Marriott viešbutis. Autobusistai kaip čia kažkaip plačiai užsiėmė, man atrodo. Na, man šitą juostą, kiek žinau. Čia ir sukam. O čia tilto aukštis ok, man atrodo. Čia ne man. Dabar kažkaip tiesiai reikėtų ir paskui biškį. Nu, čia judesiukas neblogas. Svarbu reikia žiūrėti, kokį nepravažiuoti per raudoną šviesą. Na va, dabar čia dešiniau turėčiau nuvažiuoti, kiek atsimenu. Pagal tą planą, kur ir link Camberwell. Lemba, nežinau, kažkaip tik keistai biškį man čia. Bet turbūt turėtų čia būti gerai. Nu, kas čia per burdaks. Čia nesuvažiavęs, tai reikia pabandyti pavažiuoti. Ženklų nėra, kad sunkvežimiam negalim. Norėčiau į A3 išlysti, tai dabar neatsimenu. Čia, a ne čia. Nesu čia važiavęs šitom keliu. Bet man atrodo, išlysiu kažkur, kur esu važiavęs.
Dviaukščiai autobusai važiuoja, reiškia, žemų tiltų neturėtų būti. Čia tik į dešinę, tai gerai. Kažkada reikėjo, atvažiavau, čia reikėjo kairę sukti, blemba. Buvo reikalų, paskui nusukau į dešinę, tai grybą papjovyti, neblogai. Kol radau, kur apsisukti. Nes žiedus irgi naikina. Nu, bet saulutę duoda, tai ką, žinau, pasaka. Na ir aišku, remontai su remontai. Non-stopų remontai. Aha, čia man pravažiuoja dabar. Taip smagumėlis gaunasi toksai. Nu vėl milimetrovkiam, nu. Dabar varom link Peckhamo. Peckham. Toks juodas rajonėlis. Ir tenai jau tokiais kampais, žinau kaip išlysti ir atsidursim. East Dulwich. Recoveris autobusą jau tempėsi, sugedusi. Nu, tu tikiuosi neužsitversi gatvės, tiek, kad aš nepralyščiau autobusistę. Kažkur kažkas kaukia, niek nematau. Greitoji ten iš dešinės parvaro. Gerai, nusisuko į kitą pusę. Tai manęs neefektins. Na va, artėjame prie Peckhamo High Street'o. Nu, klausykit, kamščio didelio nėra. Kaip sakant, va, kelios mašinos juda ir juda. Tai čia gera naujiena. Ne, šiaip čia būdavo viskas užgrūsta. Dabar vienu įkvėpimu aš atvažiuoju prie paskutinio netgi šviesoforo. Nėra dar tai buvę tikrai, kad taip tuščia būtų. Čia autobusai nusės nenunešti, tik tai svarbiausia. Visio. Nu ką, Peckhamo High Streetas visai nebizekas, bent jau gatvė. Žmonių aišku daug, bet bent jau mašinų nėra, kas man svarbiausia. Ten aną šviesoforą žalią užsidegėm, tai galim judėti pabiškį. Ops, o man raudonas. Geras. Šiaip labai greitai. Nu nieko, hebrytė priekį pajudės. Man vietos bus normaliai atsistoti tada. O geras užrašas. Peckham is beautiful. 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 Pilnas brutalumo Peckhamas yra. Na, ja, čia toks jau rajonėlis. Ne juokas. Na ir dabar čia kažkur tai jau suksiu į dešinę į tokius kiemukus biškį. Good. Čia veikėjos vežimėlis špartus nusikosės. Savo reikalus tvarkosi. Nu, navigacija pradėjo rodyti kažką panašaus į teisingumą. Nu, bet gerai čia pravažiavau, iš vis jokių kamščių nebuvo. Kur čia būdavo, o vaikeli kokie kamščiai. Čia reikia atsargiai. Aš jau reikia prieš eismą išeit, nes kitaip priekaba tvorom nueis. Saulė blizgina, nelabai gerai čia matosi viskas. Lemba nesutiesiai važiavęs. O, lapė. Kuo lapiukas? Gerai, tokia gerulė. Lemba čia labai siauras pravažiavimas. Tiesiai nevažiuosi, nafi. Ten va mašina pristatyta, tai labai sunkiai prasilenkt bus su bet kuom. Geriau per čia. Dabar čia nepražiapsoti, čia į kairę. Nes jeigu važiuosiu į dešinę, būtų arčiau. Bet kai privažiuočiau sankryžą, ten į dešinę jau negaliu. O čia suki į kairę, važiuoju iki sankryžos ir tik tai tada gali į dešinę sukti. Nu, tokia padaryta, tokia hemorojstva kažkodėl tai. Gal ir gerai ten toks labai bizekiškas sankryža. Bet kaip žinoti, vat kame esmė. Kai žinai, tai easy peasy, kai nežinai, nu tai jau problem gali būti. Nu, kampais ir atvažiuosim. Oi, kad čia keliuks išplaktas.
Čia kažkokia medinė skulptūra kairė. Įdomi tokia. Nu ir va, kaip sakiau, į šitą sankryžą atvažiuoja iš dešinės, kur ta šiukšlynė važiuoja. Ir čia gali važiuoti tik tai tiesiai. O man va, tenai va. Už kelių šimtų metrų, už porą šimtų metrų ir mano taškas antras. Antras ir paskutinis šiai dienai. Nu toj privažiuosim, pažiūrėsim, ką mes ten darasim. Kokie šposai mūsų laukia. Norėtų šitą daugiau užsimeščia. O gerai, išvažiuoja vienas veikėjas. Nu gerai, lysim svarbu į parkingą, o ten jau prasistumdysim. Na va, pasiekime antrą tašką. Einu šaldytuvą išjungsiu. Svarbu, kad gatvėje uodega nepaliko. Nu ko, bandom dingti iš čia. Važiuoju ant žiedo, apsisuksiu, nes čia į dešinę, nu nekaip nebūčiau išsukęs. Yra šansas. Vėl biškį tokių keliukų naujų važiuosiu dabar. Vieną kartą gal prieš keletą metų esu aš jo važiavęs. Bet tai ryte su kolega skambinausi, sakė, jo, varyk per ten. Jis irgi yra važiavęs kažkada tai. Jis ten siaurokas vietom, mašinų priparkuota, bet normaliai pravažiuojamas atseit. Šį čia mane užstabdė dabar. Kur važiuos čia? Gerai. Nu važiuojam to siauruku, pažiūrėsim, kas ten per keliukas. Nes ten grinai geriausias išvažiavimas. Nereikės ten per tą keliuką prasimūčysiu gal, bet paskui štai išlysiu į A2 per Greenwichų į Silvertowno tunelį ir nafik. Greitai ir gerai. Tikiuosi, Silvertowno tunelis nebus uždarytas. Nevažiuosi, nežinosi. Čia normaliai čia išlėki. Sakant, kaip pravažiuosim, tada ir žinosim, kas ten per šūts. Na, žmonės po trumpom rankom su maikutėm, su šortais. 12 laipsnių, gruodis. Vis tiek ilga diena gausis, nu. Reik grįžt, breiką pasimti. Tiep kiek aš šito vairavimo turiu. 2.14 vairavimo turiu. 15 minučių breiko. Na, tai 2.15 vairavimo dar liko, nu, tai normaliai, turėčiau spėti. Tie prieki tiltas, matau, arkos formos. Čia kaip praleisti mane greičiausiai. Ženklų net nesimato, tai reiškia okei. Galėjau važiuoti ir per Sautvarko tiltą, bet vėl grįžti iki Elephant and Castle. Tai ten biškiai jau būtų reikalų čia. Iš šono pasitraukti nuo tos arkos kampų. Čia kairiau. Bordiūrais tikiuosi nevažiuosim. Nevažiuojam. Gerai. Nu, pravažiuokit biškį priekį. Niek, hebrantai praleidžia. Čia va tas bus toks siauras gabaliukas. Paskui ten jau... Ai, tai man jau čia sukto reikės. Pagrindinį kelią, nu puikiai. Nu toks, yra biški siauresnių vietų, kai kamščių nėra, tai dzin iš tikrųjų. Jeigu kamščių čia problema prasilenkti gal. Tai. Nu va, aplenkiau, nereikėjo grįžti tą Behamą. Nenoriu keiktis kokį. Nu ką ta audinė čia suvaryta, ne? Nosis subulbinta, lempų nėra.